Kreipiuosi į tuos, kurie į pensiją išeina 2025 metais arba išėjote į pensiją 2025 metais, gavote pensininko pažymėjimą ir kaupėte antroje pakopoje. Jeigu jūs nelietėte antros pakopos pinigų, nežinau, kiek ten esate sukaupę, nelietėte todėl, kad nenorite sudaryti pensinio anuiteto galbūt sutarties, gal ta pinigų sukaupta suma nėra tokia ženkli ir nenorite to tokio nedidelio priedo prie savo pensijos, sakykime, ten buvo sukaupta kokie 11 000. Tai kaip ir prievolė sudaryti pensijų anuiteto sutartį, nes kas virš 10 807 eurų 2025 metais, tai prievolė sudaryti pensijų anuiteto sutartį. Tai jeigu pas jūs yra sukaupta kokia 11, 12 iki 16 000 eurų, tai luktelkit kitų metų ir nuo 2026 metų jūs galėsite pasiimti tuos pinigus vienu pavedimu, jeigu nenorite vėlgi jokių periodinių mokėjimų. Todėl, kad keičiasi, didėja minimali anuiteto riba, nuo kurios privalu sudaryti pensijų anuiteto sutartį ir ta riba galėtų būti kažkiek virš 16 000. Sodra savo pavyzdyje yra pateikusi 16 777 eurus, bet tai yra tik pavyzdys, tai nėra oficialiai patvirtinti skaičiai, bet vis tiek mes jau žiūrim ir socialinės apsaugos ir darbo ministerijos puslapyje yra nurodyta, kad tai galėtų būti virš 16 000 eurų. Taigi, jeigu jūsų antroje pakopoje yra kažkiek iki 16 000 eurų ir išeinate į pensiją šiais metais arba 26 metais, tai visus šitus pinigus galėsite pasiimti vienu pavedimu. Va taip.